Nemažai žaidėjų paliko po praeitų metų. Mėgstami žaidėjai Tauragės žiūrovų Aurimas Raginis, Lukas Čerkauskas, Kazimas Odiromovas, sakau, gerų žaidėjų būrys. Ieškojom nemažai jų pozicijas gerų žaidėjų. Daug rinkom informacijos apie jų elgesį, rūbinį, darbo etiką ir manau, tikiuosi, kad pataikėm. Tai atėjo tokie žinomi vardai Lietuvoje, tai lietuviai Egidijus Vaitkūnas, Simonas Paulius iš gerų komandų, turintys labai daug patirties. Tai džiugu, kad prisikvietėm Aleksandrą Dovgį, kapitoną Neptūno, kuris toksai labai tvarkingas vyras ir daug darbo nuveikė aikštės vidury. Ką dar galim paminėti, Eduardo, kuris labai turi savitą techniką, ramybę. Tai manau, atakoje duos naudos ir Sakartvelas Michaelis Erangelilizidė. Tai jisai, galiu pasakyti, irgi toksai aktyvus puolime. Manau, su Mantu Pikčiūnu turėtų labai įdomus tandemas gautis. Tai tie pasikeitimų šiai dienai. Pasiruošimas, galima sakyti, vyksta pagal planą. 3 savaitės dirbom su jaunais tauragiškiais nuo sausio 6 iki 19. Dabar tiksliai iki 19, man atrodo. Sužaidėm draugiškas rungtynes, aplušėm, laimėjom prieš Sūduvos B komandą. Jaunimas neblogai pasirodė. Tai tikrai yra jaunų žaidėjų nemažai Tauragės, kurie turėtų šiais metais dar paaugti, nes matėsi, kad šalia gerų žaidėjų jų žaidimo kokybė ženkliai kyla. O dabar suvažiavo šią savaitę praktiškai visa sudėtis, ką mes planavom. Ir dabar prasideda rimti varžovai, rimti sparingo varžybos. Tai sakau, laukiam tik sugrįžtant Ladžo Traorė ir Styvo. Dosėje dar galbūt vieną poziciją žiūrėsim. Tai sakau, komanda praktiškai labai anksti komplektaciją pradėjom ir pakankamai galvoju, kad kokybiškai praėjom. Kaip ir minėjau, praeitų metų iššūkiai buvo tauragiškių pakėlimas į pirmos lygos lygį, nes didžioji dalis, 95% buvo žaidė tik antro lygo. Ir taip galima sakyti pusiau mėgėjiškai. Ir tas pirmas ratas, rezultatai pirmo rato matėsi, kad trūksta tos patirties, adaptacijos prie greičių, prie greito mąstymo. Bet antras ratas parodė, kad jie pakankamai greitai persirentavo ir rezultatai buvo visai kiti. Ir sakau, atvažiuodavo lyderiai žaisti ir jie visi, kurie išvažiavo, sakė tikrai pagarba Tauragės FK Tauro komandai, kuri duoda kovą ir niekados, kai sakau, nežinai, kuo baigsis varžybos, kai visą laiką yra intriga. Tai tas džiugina. Tai tikiuosi, kad šiais metais mes pakelsim tą kokybę dar į geresnį lygį ir sieksim dar didesnių rezultatų nei 5. vieta. Ir jeigu kalbant taip rimtai, atsižvelgiant į žaidėjus, kuriuos pavyko pakviesti, tai aišku, be abejo norėtų kaip minimum pakovoti dėl prizinių vietų, o gal net pamėginti užsikabinti dėl peržaidimo, patekimo į aukščiausią lygą. Nes, sakau, suėjo tikrai motyvuota, brandi komanda. Tai šių metų tikslai, statyčiau bent jau minimum 3 vietą ir 2. O jeigu, kai sakau, dievulis duos ir nebus traumų, galbūt tai pakovoti dėl aukščiausios vietos, kodėl ne. Pirmos lygos įstatai sako, kad turi žaisti bent 2 jauni žaidėjai. Kadangi Tauragė yra gan toli nuo didelių miestų, tai natūralu, kad yra skiriamas didelis dėmesys Tauragės jaunimui ir jie privalės žaisti. Tai kad vietos atsirasti tikrai ir plus mes turim tikrai gero lygio žaidėjus, tai tą patį Sidą Mačatį, Egidijus Dusevičius ir Dovydas Druktenis ir Nedas ir Paulius Trynis ir Nedas Totilas, tai sakau, tauragiškių tikrai yra gerų ir jiem vietos ne tik, kad rasim, bet ir jie, sakau, manau, irgi lygiai taip pat duos gerą konkurenciją atvažiavusiems žaidėjams.